Ir viskas atsakymas. Tėvų pareigų turėtojų sutikimo neturėtų būti reikalaujama tiesiogiai vaikui teikiant prevencijos ir konsultavimo paslaugas. Savo čia kiekvieną sakinį, bet visa esmė čia susijęs su sveikata. Nereikės, tai reiškia, tėvų nebėra, yra tėvų pareigos. Matot, kaip gražiai jie keičia, jiems praaiškiai parodo, kaip netenkant, žmogus netenkantis galios, prarandantis savo tą žmogiškumą, patampa tokiu kažkokiu tai surogatiniu dariniu, tėvų pareigas einantis kažkoks tai darinys. Nebe tėvas su motina, tėvų pareigas einantis. Jeigu jis jau nebe tėvas su motina, natūralu, jo ir nereikia, jau nieko klausti. Reikia tiesiog į vaiką, bet vėlgi čia tas satanizmas per tos žodžius ir atsiskleidžia. Kokia gali būti vaikui konsultavimo paslaugos tiesiogiai, be tėvų žinios prevencija. Prevencija dar bala nematė, ten tarkim susižeidė, tėvų nieko nėra, tai staigiai turi daryti, bet čia nesmė. Ir toliau sakau, vėl galit paskaityti. Aš paskui toliau nebeskaičiau, jau man, sakau, ten tas satanistinis mėšlinė, tą visą, sakau, čia atskirą laidą galima daryti visą tą įrašą. Tai va. Na ir dabar šitoj vietoj dar reikėtų paminėti, kalbant apie gyvenimo knygą, žmogaus taip pat kurioje duota unikalumo žmogaus, kuris neša žmogų, kiekvienas iš mūsų saugom. Turėtume saugoti iš tikrųjų. Bet didžioji dauguma jau taip užsitrepsėjo, užsižaidė tom teletabių pasaulėlį savo mažytam, jam sukurtam tam pasaulėlį, kad jis nebesaugo nieko jam. Čia ir yra pavojus. O čia paskui aš gal paaiškinsiu, dabar gal nesiplėsiu taip. Ir perinam prie vieno įdomaus momento, kurį reikėtų vėlgi, užteka tik įvesti, man iš karto davė atsakymą. Netolimoje ateityje, kaip pasakė Palantir korporacijos vienas iš įkūrėjų, bus viskas tokenizuota. Čia tokenai reiškia bus po skaitmeninės valiutos, kai bus įvesta skaitmeninė valiuta, bus sukurti tokenai. Ir jis pasakė, aišku, viskas bus tokenizuota. Ir aš atsimenu prieš jau ne vienus metus buvo kalbas apie tai, kad žmogaus DNK patentuoti. Ir įvedžiau, taip įdomu, Dievą prisiminti savo tą informaciją, kažkada tai domėtasi. Ir man išmeta. Reiškia, paprastai nurodo, kad negalima DNK patentuoti, nes tai yra ne žmogaus, ne kompanijos nuosavybė. Tačiau the Supreme Court's ruling did allow that DNA manipulated in a lab is liable to be patented, because DNA sequences altered by humans are not found in nature. Paprasčiau tariant, čia pasakoma, originaliai negalima patentuoti, todėl kad tai Dievo kūrinys. Jokie korporacijos, bet jeigu yra mažytė manipulacija, viskas. Tai laboratorinis, reiškia korporacinis aktyvas, arba tai vadinkim nuosavybė. Tokiu atveju jau galima patentuoti. Ir tai jau yra padaryta. Ir šitoj vietoj reikia pasakyti, kad per tavo bakchanalijos momento aš žiūrėjau tokią laidelę įdomią, kur Rusijos virusologai kalbėjo apie tą pavojų to vakcinų. Ir esminis momentas buvo, kad jie bandė paaiškinti, kad kaip tas virusas veikia. Reiškia, kas tas yra vakcina. Vakcina tai yra virusiukas uždarytas gyvsidabrio burbulėlį. Jį tiesiog mažą kiekį leidžia, gyvsidabris išsiskaido, reiškia, virusiukas prisijungia prie ląstelės ir jis išvirkšdamas savo RNR į žmogaus ląstelę. Ląstelė tiesiog pradeda gaminti tuos virusiukus ir leisti į sistemą, ir sistema greičiau imuninė sistema sureaguoja iš tos vienos lokalinės vietos. Ir to puola ir tada imuninė sistema gaminasi. Tačiau, ten paminėjau, aš dabar nepaminėsiu nei vardų, kad ten diskusija buvo, aš žiūrėjau tą diskusiją. Paminėjo, kad yra pastebėta laboratorinių tyrimų metu, kad iš 10 berods ar 1 ar 2 atveju virusėlis įleidė savo RNR dalelę, ląstelę, vietoj to, kad gaminti virusus, tiesiog integruoja RNR į genomo dalį. Pačiu tariant, tas virusiuko RNR
grandinėlė patampa žmogaus genomo dalis. Ir va šitoj vietoj puikiausiai ryšasi su tuo, kas pasakyta apie aukščiausio teismo Amerikos. Įsivaizduokit dabar va tokią situaciją, netolimoje ateityje, kai visi bus sužymėti, kai viskas bus jau skaitminė lygmenį, kai viskas bus tokenizuota. Jūs ateinate į sveikatos medicinos įstaigą, va čia paskaitykit va tą duomenų apsaugos įstatymą, šis apie tą vis kalba. Dėl ko aš sakau, turit būti atidus dabar, kai einate į sveikatos įstaigas. Arba kai darotės kai jie rūpinasi jūsų sveikatą ir kviečia kraują priduoti. Vat pagalvokit, kam jie tai daro. Jūs ką galvojate, iš tikrųjų realiai jūs galvojat, kad jiems rūpi jūsų sveikata? Nu, jeigu galvojat, kaip sakant, sėkmės jums ir toliau. Tai va tokio patikrinimo metu, netolimo ateityje bus nustatyta, kad jūsų DNK turi kažkokią tai kitokio RNR elementą, kuris pasirodo yra tokios korporacijos patentuota nuosavybė. Kaip jūs manot, nuo to momento jūsų kūnas vis dar jūsų? Ir va čia iš karto palanty ir to direktorių žodžio atsiranda, įgauna visai kitą prasmę. Viskas bus tokenizuota. Tai reiškia, kad ir žmogus kūnas, kuris nebus jau jūsų kūnas. Tai bus kompanijos prototipas, genetinis prototipas. Todėl, kad ne jūsų genetika bus. O čia pagalvokit, dėl ko dabar keičiamas. Dėl ko jie lenda į augalų genetiką. Jiegi nedaro selekcijos, jie genetiškai modifikuoja. Tai du skirtingi dalykai, visada yra du. Todėl, kad sintetiniam kūnui nereikalingas dieviškasis maistas. Sintetinis kūnas, kuris pasikeitęs bus, maitinsis sintetiniu maistu. O čia ir vėlgi sakau, apie tą virtualią asmenybę reikėtų čia, aišku, vėl čia tai įsitraukti, bet dabar sakau, labai nenoriu plėstis, čia taip su man sunkiai tas, nežinau, čia pusė. Tai va, šitoj vietoj tiesiog dar kartą pakartosiu. Visi tie, kurie mane klausot, gal pasižiūrit, šitoj vietoj turit suprasti. Dabar sekantis etapas yra paimti iš jūsų sutikimą, kad jūs atiduodate, atsisakote savo gyvenimo knygos. Didžioji dauguma turbūt jau tą padarė, nes neskaitė. Gal eidami į medicinos įstaigas. Todėl jūs turit būti atidus. Kaip sakant, dieval kruojasi в деталях. Ir va tas detalės mes ir narstom dabar. Tai va, kada sutrumpinti jau tą visą užsitęsusią ilgą, reiškia, tą įrašą, pereisim prie paskutinio. Pagal idėją paskutinis tai yra taurė. Kas tas taurė, va, tas simbolis, va, tas, jūs matėt, va, pirmi, kurį parodžiau pirmą. Galios piramidė žmogaus. Šitoje vietoje reikia paimti paprasčiausiai mokytojo žodžius. Kristus pasakė aiškiai, jūsų gyvybė kraujyje. Kraujas. Ir va vėlgi sakau, stebėtis atrodo, man čia nėra ko šitam pasauliu, bet vėlgi, tik įvedu į šitą temą, sakau, įrašui įdomu dėlį pasidomėti, man iš karto išmeta. Įvedžiau apie kraują, tai va pasidomėti, tą temą sakau. Ir va pasižiūrėkit, va tokį va sąrašėlį. Čia yra sąrašėlis kompanijų, korporacijų, kurios dirba ties sintetiniu krauju, netikrų krauju. Matot sąrašėlį, vat. Ir va čia vėlgi įdomumas, vat, pasižiūrėjau vienoje vietoje, vat, pažiūrėkit va į šitas kompanijas. Ir vat kas supranta, kokia ten kompanija, ir paskaitykit gale. With significant projects supported by DARPA and EU funds. Na, aš čia nedarysiu vėl atskaitos, kas tas yra DARPA. DARPA jau prieš 10 metų pristatė internete, pasižiūrėkit, mikroprocesorių, mikročipų, kuris yra cukraus gabalėlio dydžio. Bet jis dar buvo matomas, paskui japonai patobulino, netgi padarė jį skaidrų, jis jau yra nematomas. O čia vėl klausimas, ar nebus per tas vakcinas naudojami tie mikročipai. Čia žodžiu visą šiuolaikinis mokslas apskritai jau yra pranokęs fantastikos ribas. Todėl sakau, viskas turi būti atsargus. Apie dar paskui pasidomėkit patys. Nu,
Tai va, ką, dar vienas dublis ir turbūt paskutinis galiu kaip nors damušim. Tai va, nu ir ką, domintis apie tą vadinamą dirbtinį kraują, ieškant tai tokios pasieškoti informacijos, prastai randama tokią informaciją, pasižiūrėkit. Na, pasižiūrėt. Japonijoje jau sukurtas dirbtinis kraujas. Sintetinis, netikras. Aišku, reikia manyti, kad jis dar pirminėse stadijose dar jisai tikrai dar negali veikti kaip tikras. Ir niekada neveiks iš tikrųjų kaip tikras. Vis dėlto, kad ir kiek tavo satanistinė sistema besistengtų, nesukurs nieko geriau nei sukurtų yra kūrėjo. Bet galų galia čia ne tam ir daroma visą tai, kad jiems nereikia sukurti tokia, visa jų ideologija yra sukurti geriau nei kūrėjas. Viską, ką jie daro, jie tobulina, kaip jie skaito, jie daro geresnį. Modifikuoja, įsiklausykit žodis, modifikavimas. Kas tas reiškia? Reiškia pagerinimas. Reiškia, ką modifikuoti? Kad pagerint, nes viskas, kas natūraliai iš kurie yra netobula. O jie padarys tobulą. Tai kraujas sukurtas. Šiaip paprastai, praradusiu tą visą tam žmogaus transformacijos tas mechanizmas, kurį aš dabar bandysim gal supibendrinti jau, nes jau savo labai ilgai čia jau, aš jau pavargau jau 100 sykių čia darytos dublius, kaip sakant, tai bandysim apibendrinant. Visa prasmė, kas čia vyksta, tai kova su Dievu. Šita visata tai dviejų supergalių susidūrimo laukas. Ir tas susidūrimas vyksta pas kiekvieną iš mūsų čia. Ir tikslas yra nugalėti Dievą. Arba, kaip čia vėlgi, kas kaip tą vadinat, kaip galima nugalėti Dievą? Kaip Satanaelis gali nugalėti Dievą? Tik nugalėdamas žmogų, atplėšdamas žmogų, nes žmogus ir yra kūrėjo atspindys, emanacija. Čia vėlgi gnosticizmą gal reikėtų paaiškinti, bet čia labai didelė, čia nebesiplėsim. Tik atplėšus žmogų nuo kūrėjo, nuo šaltinio, kaip sakant, satanizmas, Liuciferis gali švęsti pergalę. Jeigu taip paprastai, taip bandant per krikščioniškos prizmę prie to reikalo paaiškinti. Ir kai žmogus pats savo laisva valia atsisako Dievo duotų jam dovanų, galios, centrų, piramidės, Dievas palieka jį. Todėl, kad jis davė laisvą valią. Jeigu tu nori vaikę, kaip sakant, tai eik. Klausimas, ar tu sugebėsi išgyventi tų dviejų supergalių lauke. Aišku, ta tamsioji pusė taip pat jumis nuramina, jūs čia turite teisę į tą, jūs esate jau subrendę, jūs viską žinot, jūs turite įsilavinimą. Visas tas šūdapiliojimas tam ir skirtas, kad žmogų nukreipti dėmesį, kad jis atitrūktų nuo šaltinio, kad būtų pagautas tos spąstus, kurių jau pats niekada nebeišsikapstys. Čia vėlgi nenoriu dabar plėstis labai. Kad taip suprasti, dar tokį įdomų momentą pabaigai įdėsim, tai pasižiūrėkit filmo Assassin's Creed. Apytiksliai 30 minutę ir 7 sekundės ir 30 minutę, taip 45 minutės. Ten yra, pamatysit, pokalbis, vyksta tarp Tamplierių ordino, brolijos tarp Tamplierių ordino narių. Įsiklausykit, apie ką ten šneka. Ir suprasit. Dėl ko ir sakau, Holivudo filmus reikia žiūrėti. Ten jie pasako daug, atskleidžia savo esmės, savo tų ne tik planų, bet pačią okultinę esmę, per ką jie darys, kaip jie darys. Aišku, reikia pastebėti sublimuotą informaciją, tai irgi nėra taip lengva gal paprastai žmonės, nes paprastai žmonės žiūrėdami įsitraukia į tos vaizdinius, kurie nukreipia dėmesį nuo informacinio lygmens. Ten yra simbolių daug,
antram plane, reikia pastebėti juos. Žodžiu, tai va, pasižiūrėkite tą Assassin's Creed ir turi suprasti tą bendrą vaizdą. Nežinau, kaip čia man sekės visą tą jums paaiškinti. Sakau, čia, nežinau, aš kiek čia dubliu, jau po 3 valandų, jau po 3, nežinau, pirmas iki taip ilgai. Taip nesisek, čia viskas krent, įsijungia, atmintis užsipilda, neaišku dėl ko žodžių. Pabaigai gal reikėtų pasakyti taip. Tie, kurie pasirengė, kaip sakant, pakovoti už save, už tą sielą, kad neprarasti jos, kad nenueit va į tavo bedugnę, kurią įrodo vat, monumentas, kuris įspėjo tuo metu, kokie procesai prasidės po to. Ir vat tie, kurie išsaugos savo laisvą valią ir kurie laikysis įsikibę, kaip sakant, savo tam tėvui skverną ir nepaleis, tiems bijoti nėra ko. Gaila, bet didžioji dalis už nieko nekovoja ir va ten tamplierių tam dialogė labai puikiai paaiškinta kodėl. Galų gale kiekvienas darys pasirinkimą pats. Didysis žaidimas tęsis. Grūdai, pelai bus atskirti nuo grūdų. Dabar šis laikotarpis yra tiesiog separacijos laikotarpis. Ir vat visi tie, kurie stengiasi išsaugoti tą dvasinę poziciją, tą įtvirtinimus tas pasidaryti, nepraleista tos bjaurasties, tos pūvančiojos sistemos, tų supuvelių ir tarnaujančių tiem supuveliam, kurie ateis pas kiekvieną iš mūsų, vat, kas nesileidžia, vat, tai tik laiko klausimas, bet bijoti to nereikia. Tiesiog turit suprasti, pūvantis turi supūti. Dabar tas laikas. Pragaras turi savų tikslų ir tas, kas priklauso jam, jis pasiims, nes tai jam duota. Jūs turit būti atidus. Dabar manau aš paaiškinau, kaip man sekės, nežinau, ar supratot ar nesupratot. Sakau, čia viskas labai ilgai užsitęsė. Dar man, nežinau, ten kaip čia gausis. Bet manau, kad aš pakankamai aiškiai viską išaiškinau, parodžiau, kad suprastumėt per okultizmą, per jų prizmę, kaip jie jumis įspėjo, kaip jie parodė ir ką jie daro dabar. Visą tą informaciją galite patys pasiieškoti, pasidomėti, pasigilinti, jeigu kažkas įdomu. Na ir pabaigai, jau užbaigiant, įdėsiu vieną iš savo užrašų knygutės seną užrašą, kurį pasidariau dar prieš daugelį metų, dabar jau kokių daugiau nei 15 metų, kai tai prasidėjo tavo reiškia to, kai prasidėjo kalbas apie, reiškia, biometrinių duomenų rinkimą. Aš pravoslavų kažkoks, tai dabar nepamenu, aš domėjausi tuo metu pravoslavų starcų, reiškia, šventų žmonių, tai vat, prazalyvai starcai ten jie. Vat, nusirašiau vieną tokį pranašystę. Tuo metu jums tokia buvo, įdomi, bet kaip dabar, šiai dienai, va dabar, tai gauna kur kas įdomesnį, tokį dvasingesnį ir unikalę prasmę, sakyčiau. Tai vat, tiek. Ačiū už dėmesį.